Priemonės vyko 2 savaitės. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos saugaus miesto departamento viešosios tvarkos skyriaus darbuotojai vykdė kontrolę, kaip laikomasi numatytų taisyklių vežant keleivius taksi automobiliais. Užfiksuota 94 pažeidimai. Iš jų 5 atvejai, kai vykdė komercinį ūkinę veiklą, išvis neturit licenzijos. Kiti pažeidimai už keleivių vežimo taisyklių pažeidimus. Dėmesys skiriamas didesnis buvo Vilniaus oro uostui ir stoties rajonui, siekiant užtikrinti tinkamą keleivių aptarnavimą, juolab, kad šiuo metu vyksta pirmininkavimas Europos Sąjungoje ir nuolat gaunam užsienio svečių ir Vilniaus gyventojų nusiskundimai, kad taksi veiklą vykdantis asmenys siekia pasipelnyti, tai yra veža už žymiai didesnį atlygį nei numatyta. Pagrindiniai nusiskundimai būna dėl didesnių, sakysim, tarifų vežimo. Tenka užfiksuoti atvejus, kai taksi vairuotojai įrenginėja specialius jungiklius, atjunginėja taksometrus, atjunginėja plafonus, siekiant apgauti keleivius vežantis. Yra pažeidimų fiksuota, kai rūkoma automobilių, kas yra draudžiama. Keleivis gali prašyti atsiskaitant, kad pateiktų taksi vairuotojas čekį ir matomai vietoj būna pritvirtinti taksi tarifai. Tai yra privaloma. Už keleivių vežimo lengvaisiais taksi automobiliais pažeidimus yra bauda nuo 50 iki 100 litų. Už komercinės ūkinės veiklos pažeidimus, tai yra užsiimant tą veiklą be licenzijos, nuo 500 iki 1000 litų bauda.